Ir želdinių tvarkymo suma yra numatyta 167 260. Kokie želdiniai ir kuriuose vietovėse čia bus tvarkoma už tą sumą? Yra planuojama apie 73 000 eurų medžiams genėti ar nupjauti čia visam rajone ir būtent per seniūnijas. Yra apie 17 500 eurų gėlėms pirkti seniūnijoms ir 76 000 želdiniams įsigyti ir želdynams kurti. Tai čia bus pakankamai didelė suma būtent Naujoje Akmenėje. Kaip žinia, buvo pernai parengtas teritorijos tarp jaunimo ir suaugusių švietimo centro Gedimino gatvės tos dalies želdinimo projektas ir jo realizavimui bus reikalingi pinigai. Aišku, yra ir seniūnijose kai kur būtent naujų želdinių įsigijimui. Dar kitas klausimas, matau, yra Dabikinėlis kaimo atstovai. Iš tikrųjų, tas buvo anksčiau užduotas dėl tų individualių valymo įrenginių, švalyto vandens nuvedimo, centralizuoto būtent ir Dabikinėlis kaime ir Liktai Agluonų kaime. Tokia pat problema yra. Samatoj šitoj pateiktoj nematau jokių pinigų šitam. Ar numatoma kažkaip išspręsti tą klausimą ar ne, nes gyventojai patys vieni neišspręs tikrai. Kas susiję būtent su individualių nuotekų valymo įrengimais, yra šios dienos darbotvarkėje įtrauktas klausimas, kuris, būtent reaguojant į tą situaciją ir kad kažkaip išvengti būtent tos problemos, tai yra kažkaip tai bandoma, teikiant paraišką, kad žmogus įsipareigotų kažkaip tai ar susipažintų, kad yra ir kiti reikalavimai, kuriuos jis turi laikytis. Tai jeigu atsakant būtent konkrečiai šituo atveju, tai turiu kaip tik suvestinę per tą mūsų laikotarpį, kai buvo savivaldybės tarybos nuspręsta kompensuoti dalinai individualių nuotekų valymo įsigijimą. Tai yra tikrai vietovių, kur gerokai daugiau jau yra įsirengusių nuotekų valymo įrengimus ir matyti, būtų kažkaip galbūt ir ne visai korektiška, kad kažkurioje vienoje vietoje, kur mes, sakykime, būtent Dabikinėlis kaime tik tais yra kompensuoti du objektai. Žinau, kad dar keletas buvo matyti anksčiau įsirengusių, bet kaip konkrečiai turiu skaičius, Stipirkių sodų bendrijoje 12 yra kompensuota, Gailaičių kaime 11, sodų bendrijoje Ąžuolas 9, tai ta problema, nežinau, matyt, čia yra tiesiog individuali ir jeigu žmogus tinkamai neeksploatuoja ir nesusitvarko savo nuotekas, tai čia, kaip tik šiemet yra įsigaliojęs jau reikalavimas, kada gyventojai turės patys tirtis išleidžiamas nuotekas ir laboratorijai. Tai matyt, kažkaip tai bus tas toks paskatinimas atidžiau žiūrėti, kaip yra eksploatuojamas įrenginys. Ir, o kad įrengti kažkokį tai vamzdį, į kurį būtų galima suleisti iš individualių valymo įrengimų išleidžiamas nuotekas, tai, spėju, kad jeigu jau dabar kyla problema, tai tada tiesiog gali atsirasti, kad, bus kažkuris tai vienas iš jų iš vis galbūt nelabai išvalomas nuotekas išleis ir vamzdžio gale bendras rezultatas bus blogas. Tai kaip tada mes rasim, kas tas yra netinkamai valantis ir prižiūrintis savo įrenginį. Tai yra tokia, matyti, pakankamai problema, kuri atsiranda ateityje, o iš tikrųjų ir žiūrint pagal nuotekų tvarkymo reglamentą, tai yra individualiai nusiveda arba sugeldina į gruntą. Tai nėra, kad įrengimi dar papildomai kažkokie vamzdynai, nes tada vėl kaip ir vos ne kanalizacijos įrengimas gaunasi. Jo, galima turbūt įrengti tokius nuvedimus ten, kur yra lietaus nuvedimo kažkoks tinklas. Jeigu toj gyvenvietėje tokio nėra, tai tada ir gaunasi ta problema, apie kurią ir Dabikinėlis kaimo gyventojai kalba, kad tiesiog vanduo yra užpilamas keliai,
praėjimai ir toj vietoj turbūt reikia ieškoti sprendimų, todėl kad šitos nuvedimus visiems reikia vesti per ne sklypą privatų, o per valstybinę žemę ar per savivaldybės kažkokią infrastruktūrą, keliai ten galbūt ar kažkas. Tai tada prasme čia jau reikėtų turbūt panagrinėti detaliau ir rasti sprendimus, nes gyventojai patys tikrai sunkiai suras tos sprendimus, jeigu reikia kažkokios bendros infrastruktūros. Tai žiūrėkit, aš truputį pataisysiu. Turim ištiek kompensuotų vos vieną atvejį. Iš tikrųjų buvo diskusija apie tai, kai teikiama parama ir daugelį kitų. Čia yra įrenginys. Faktiškai mes, steigdami šitą paramą tokiam įrenginiui, turėtume prašyti projektų. Projektas kainuoja. Iš karto pasakau, minimum 500 eurų, plus žmogui kainuotų projektas, kuriuo ir būtų numatyta vis dėlto, kur tas vanduo turi nutekėti. Šitoj vietoj žmogus teikdamas, jis turi ir pats priimti sprendimą, kur tą vandenį nutekins. Būdų įvairių yra. Prūdas, talpa požeminė, kuri toliau tą vandenį naudoja. Tai esmė yra, jeigu tu įsirenginėjai, tai turi ir numatyti, kur tą vandenį. Bet ne savivaldybė turi sukurti infrastruktūrą dabar, dar numatyti, kur nutekinti individualų valymą įrengimo įrenginį. Tai natūralu, kad jau savivaldybė kompensuodama suteikia galimybę, nes šiuo atveju visiems privalu, jeigu tu turi vandenį, tu turi turėti ir kažkur talpą, kur tu naudoji. Su visais reikalavimais, kai šiandien, sakykime, ko mes nedarome su vandens įmonė gal pasirašiusią sutartim, kur tą vandenį išima ir kaip toliau, tuo labiau, kad prasidės dabar ir tikrinimai, man atrodo, individualių valymo įrengimų, kokios į metus kartą, nežinau, kaip jie čia darys sutartim, ar su aplinkos ministerija, gal Svajūnas paaiškins. Bet mes išvengdami, neapsunkiant žmonių, dabar tarsi iš vienos pusės norėdami padaryti gerą, užsikeliam savo problemą, nu ačiū, kad kompensavote, bet dabar dar pagalvokite, kur vandenį nutekinti. Nu, tai reiks tada prašyti projektus. Tai prašom, komitetuose galit kalbėti čia. Labą dieną. Taip, šio klausimu aš iškėliau šią problemą, iškilusi jau pernai. Kadangi pas mums yra transliuojama, tai norėtum, kad aš pristatysiu Senonaitė, Margarita Skabeikienė. Taip, šią problemą iškėliau mūsų seniūnijos susitikimų metu. Taip pat buvau pas Svajūną Vilką užėjusi kalbėtis, kaip galima būtų spręsti šią problemą. Būtų, aišku, puikiausiai, jei tai būtų koks nors išvažiuojamasis posėdis ir aš galėčiau būti gidė kaime. Ir aš sakiau, kad mūsų kaimas yra bendrabučio tipo kaimas, kur gyvenamasis posodybinis sklypas yra 5 arų ir aplink jį daugiausiai supa pravažiamieji bendro naudojimo keliai. Tai buvo melioracijos tipo gyvenvietė. Prie gyvenamojo namo nėra ūkinių pastatų, beveik nėra. Yra tik keli, kurie yra nusipirkę žemę ir pasistatę, o šiaip yra visi ūkiniai pastatai po bendro naudojimo sklypų ir ūkiniai pastatai yra po bendro naudojimo stogų, kurie yra neįteisinti ir sklypai nesuformuoti, tačiau tas ūkinis pastatas yra tik prirašytas prie šiandien, reiškia, to gyvenamojo adreso. Ūkiniai pastatai neturi savo adreso. Žodžiu, yra tokia melioracijos buvusi įmonė, kuri rūpinosi gyventojais 30 metų. Dabar 30 metų mes gyvename taip, kaip išgalime. Aišku, labai gerai, kad atsirado tie galbūt nuotekų valymo įrenginiai, be jų neįmanoma išleisti kažkur tai vandenį, reikia jį perdirbti, bet
per seniausiai buvo atliktas tas geologinis tyrimas, patys puikiausiai žinote, patys užsakinėjote tyrimą, kur buvusi naftos bazė ir geologai ištyrė, kad tai mes gyvename ant kalno, kuriame yra 14 metrų gryno molio. Smėlis yra labai žemai, puikiai žinote, kur karjeras randasi, išeksploatuotas, kur yra smėlis, tai ant kalno yra 14 metrų gryno molio. Tai kaip jūs galvojate, kur susigers tas vanduo? Jis neturi kur susigerti. Ir nėra kur išleisti. Jūs dabar su tuo 43 savo punkte kaip įstatysite gyventoją į rėmą, jis pastatys tą individualių valymą įrenginį ir turės jį užversti. Jūs kaip pasakyti, milijoninėms įmonėms padarote visą infrastruktūrą, įvesta viskas, nuotekos, tinklai, elektros, keliai. Bet to nėra mažame kaimelyje. Tie patysgi žmonės važiuoja tas gamyklas dirbti, jie taip pat turi gyventi normalų gyvenimą. Aš taip manau, kad vis tiek turi rasti. Aš tai siūlau ir siūliau Svajūnui ieškoti būdų. Galbūt Akmenės vandenis. Tegul padaro vieną surenkamą ir išvalyti valymo įrenginį didelį, suvedam visi į vieną ir tegur teka į Dabikinį vienas vamzdis. Nejaugi dabar 25 vamzdžius mes turėsim kiekvienas per visą kaimą vesti, kad nuleisti kažkur vandenį. Čia nesąmonė yra. Šiandien gal yra 3-4 vamzdžiai, bet tai žmonės tuoj pasistatys vėl valymo įrengimų naujų. Mes šitiek metų laukiame. Aš turiu dar raštus, galiu pateikti. Ką atsakė? Tarybos narys sėdi. Jūs galite pasiskaityti. Ką jūs prašėte, kad mes esame įtraukti į Akmenės rajono planą turėti nuotekas ir vandenį. Padvarėliuose vedėte lygiai taip pat vandenį. Žmonės kodėl nenorėjo jungtis? Sakė, ačiū, vanduo gerai, bet kur mes jį išleisime? Ten irgi yra problema. Vanduo gruntinis irgi aukštai stovi. Taip kad, nežinau, ieškokite būdų gal kitiems metams, ar kaip šią problemą tikrai spręsti. Gal iš tikrųjų pasiūlymas geras Margaritai pakvieti nuvažiuoti ir pažiūrėti vietoj, nes tikrai turbūt tų problemų taip neįsijaučiam, kai nematom to. Užsirašėm jau, įtrauksim į savo darbuotojų. Aplinkos komiteto pirmininkas Zaramba, Pranciškus įsipareigojo, jau užsirašė. Ne tik atvažiuoti Pranciškus, bet ir išspręsti problemą. Ir išspręs, aišku. Dar, jei galima, aš dar paskaitysiu, priminsiu 14 metų balandžio 9 dienos raštą. Čia paruošęs raštą Svajūnas Vilkas, pasirašęs administracijos direktorius Nicui to kraštą gyventojams. Gyventojai turintys įsirengę nuotekų kaupimo rezervuarus gali pasinaudoti UAB Akmenės vandenys teikiama nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis paslauga. Margarita teisi, tikrai biški ir man ausis paraudo. Įsivaizduokit, kaip atrodė, čia labai teisingai sakė, 20 žmonių visi primėti vamzdelių ir leidžia į Dabikinį upę. Ir antras labai geras sakinys tikrai yra, jeigu mes įmonėms, kaip ir Vakarų Medienos grupė ir kitoms investuojam, padedam, tie patys žmonės, tiek ten dirbė, kiti parvažiuoja į namus. Čia tikrai Svajūnai turi sugalvoti gerą pasiūlymą, kuriam iškart pritartume. Taip, nesugalvojot, važiuokit į Vokietiją, į Švediją, kur tikrai turbūt valstybės yra problema atvesti tą surinkimą žmogui. Ten tikrai žmonės negalvoja, dirba ir mūsų, ir pažįstami žmonės. Ten ne žmonės sprendžia tokius problemas. Jiems svarbu savo valdoje susitarti. Supratom, Margarita, ačiū. Aš komentuosiu. Gerbiamas Apolinarai, jūs pacitavot. Su mobiliais įrengiais pasidaryti sutartį. Mobiliais. Tai nieks netrukdo įsirengti rezervuarą. Ta prasme, mes dabar sprendžiam vienos sodybos problemą. Aš sutinku, kada yra masiškai. Šiandien mes gavom vieną skundą vienos sodybos ir tai bandoma paversti kaip bendrą rajoninę problemą, kur dar ta kartojasi. Kitą kartą prašysim techninių projektų, kad jeigu kompensuojam, tai ir įsirengti.
O ką kalbate apie Švediją, tai duok dieve, kad visi mokėtų tokias baudas, kai dabar turim rezervarus, belio kokius įsidėję, nepatikrintus gamtos apsaugos ir panašiai. Nu, mes nesilyginkim, kartais norim gyventi kaip švedai, tai tada ir įstatymus laikykimės kaip švedų. Ten net neleis tau gyventi, kol tu pats visko nepasidarysi. Nu, tai čia dabar tokiom aukštom frazėm kalbėti, žinot, čia mes kažką skriaudžiam, neskriaudžiam ir panašiai. Tai darom daug ir sprendimai padaryti, kaip jūs sakot, vienus valymo įrengimus statyti. Tai nu nėra paprastai pastatyti juos. Ir kiek tai kainuoja, jeigu tai yra iš biudžeto. Noriu kitą dar dalyką pasakyti, bet kuri tokia investicija atėjusi į vandenų įmonę atsiguls į visų žmonių vandens kainą. Jinai nėra nulinė, sakykime. Tai čia todėl ir kartais sprendžiame, kodėl buvo kažkada priimtas mūsų sprendimas. Tai mes pirmi Lietuvoje praktiškai priėmėm kompensuoti traidenius, kur niekas nedarė. Ir sodose po 50 įrenginių dabar stato žmonės, sakykime. Tai būtent atsižvelgiant į žmonių norą, į gamtosaugininkus dalykus ir panašiai. Tai aš sakau, reikia apsispręsti, tada eiti prie techninio projekto, taip, nueisim, pažiūrėsim. Aš manau, Pranciškus su jo ūkiškumu ir požiūriu tikrai ir sprendimų ras ir patars, kaip padaryti gal, sakykime, gal čia žinot, truputį kartais peršasi. Kas labiausiai šaukiam, rėkiam, tiem labiausiai ir puolam daryti ir tvarkyti gatvės. Tai šiuo atveju sakau, reikia, yra gamtosauginiai dalykai ir kiekvienas turi jų laikytis. Tai dar Svajūnas mane papildys. Aš dar visiems noriu replikuoti, tuo metu savivaldybė iš tikrųjų mato viso rajono būtent vandentvarkos klausimus ir problemas. Jeigu yra kaip Jučiai, Speigiai ir dar eilė kaimų gerokai didesnių negu būtent Dabikinėlė, net vandentiekio nėra. Tai ką tie žmonės sakys, kad mes sprendžiam 100 000 investuojam į nuotekų sutvarkymą, kai žmonės neturi ir vandens. Tai yra parengtas vandens tiekimo nuotekų tvarkymo specialusis planas, būtent pagal aplinkos ministerijos parengtas rekomendacijas ir metodikas ir tie dalykai yra sprendžiami. Tai vat aš manau, kad meras labai aiškiai ir nedviprasmiškai paaiškino būtent tuos dalykus, kaip yra sprendžiama, kokiais dalykais galima spręsti. Tai sutinku, taip, ten yra problema, bet mes matom viso rajono kontekstą. Svajūnai, o kiek iš tikrųjų tas sprendimas kainuoja? Jeigu sakai kažkokias sumas, tai turbūt jau buvo įsiaiškinęs tas sprendimas. Antari vienos gatvės nuotekų nuvedimas apie 70-90 tūkstančių. Tai nėra vandentikis, kai poslyginė trasa poslygiai eina, o čia yra nuotekų nuvedimas. Ir tai turės būti sprendžiama tada viso kaimo mastu, o ne vienos konkrečios gatvės ar nuo 3-4 kiemų, kurie yra dabar įsirengę. Bet Svajūnai, prisiminkim, ten šalia jau valstybės saugom teritoriją, Ventos regioninis parkas. Ir atskirkim prioritetus. Aišku, visiems reikia, bet dėl kamanų tako išsprendėm per 10 minučių, vis pritarėm. O kai žmonėm reikia, reiškia, jau kažkokia, ar reikia, ar nereikia, tokie nelabai rimtai atrodo šalia žiūrint. Reikia skirti prioritetus. Kad varnom šaudai, tai labai, net niekam galvos nesukam, ar ne, varnas. Tas varnas gal, tarkim, ir kitų būtų galvokim, gal nuvilioti jas kažkur, maitinti toliau. Nėra jokių problemų. Bet kai žmogus paprašo ir pradeda galvoti, ar tas žmogus prašo, ar jis gražiai prašo, kam jis priklauso, vat iš šalies žiūrint labai politiškai atrodo, labai nesolidžiai šiandien. Tuo pačiu 10 metų, man pačiam gėda, 10 metų pasirašiau ir per 10 metų niekas nepajudėjo. Kam mes esam taip... Ir aš atėjau ne dėl kažkokio 1 ar 2 žmonių, o 25 šeimos vis dėlto gyvenam ir tame tarpe dar yra prieglobstis, taip pat turintis 20 gyventojų. Taip kad nesusmeninkim problemos. Aš rūpinuosi daugiausiai svetimais, bet ne savo bėdom. Supratom. Šiuo atveju rūpinate savo, būtent konkrečiai, nes jūsų vanduo kažkur neturi nubėgti, o visi kažkodėl nekelia nei prieglobstis, nei ką. Tai kitas dalykas, vėlgi klausimas, kaip sprendžiamas problemas, ar tai susijama su žmonių pajamom, gyvenimu. Tikrai sprendžiamas.
prijungimai kompensuojami, turim Pranskaitinės šulinius darom, hidroforus statom, žmonėm aprūpinam. Ta prasme, truputį atsižvelgiam ir kas kokioj socialinėje aplinkoje gyvena. Aš irgi namuose gal norėčiau, kad man ir gręžinį kažkas padarytų, ir valymą įrengimus pastatytų. Nu, ta prasme, tikrai reikia įsiaiškinti, aš ką ir minėjau, tik konstatuosiu, kad yra aplinkos komitetas, nuvažiuos, įsivertins, iki kiek tai ekologiškai nepavojinga, kiek tai sukelia diskusijų kažkokiu ir panašiai. Nu, atskirkim kartais socialinį aspektą, gamtosauginį aspektą ir finansinį. Reikia viską sudėti. Jeigu kalbam apie tam tikrą didesnį kiekį vartojimo, dar kartą kartoju, ne individualaus kažkokio žmogaus. Jeigu individualaus, tai natūraliai įsijungia socialiniai dalykai. Nes visas, kas kompensacija su valymo įrengimu siejama, kur mes nežiūrim nuo pajamų, nuo panašiai, tai yra siejama su gamtosauginiu dalyku. Nu, ta prasme, truputį plačiau, o ne, kaip sakom, konkretų subjektą dabar nagrinėjam. Na, man atrodo, kad Margarita atstovauja seniūnaitijai ir jinai iš tikrųjų pati rūpestingiausia yra mūsų seniūnijai, tad nemanyčiau, kad vertinti reikėtų kaip asmeninius savo klausimų sprendimus. Gerai, baigiam diskusijas. Aš manau, didesnė problema finansavimo yra dabikinėliai gatvių sutvarkymo šiai dienai. Kurią ten gatvę, kur žmonės pravažiuoti negali, Alvydai, ten irgi Tai jie ir užsirašė meras 43 klausimą, 4 kalbėti. Tai va, šitoje vietoje tikrai matau infrastruktūrinis dalykas susijęs, kai žmogus jau negali pasiekti sodybų ir panašiai, sakykime. O kur jau vandeniui nubėgti, ar, sakykime, komforto dalykai, tai čia yra kiti niuansai. Gatvės sutvarkys, paskui kanalizacijų. Ne tiek, aš dar norėjau atkreipti dėmesį tokį pastebėjimą, kad tikrai daroma daug kaimuose, atnaujinami kanalizacijos vandentiekiai, jie davedami iki sodybų, tai vamzdžiai ir kyšo. Nebesutinka gyventojai, jiem per brangu vanduo, per brangi kanalizacija, geriau eina jie už kampą ir viskas. Į tą labai reiktų atkreipti ateityje dėmesį. Nepraeitin pravažiuokit ir Šapnagius, ir galiu pasakyti Akmenės kaimus, kur O dabar tada reikėtų švediškų baudų. Taip, o tai tą reikia labai. Jo. Taip, dirbam daugiau kaip 2 valandas, skelbiama 10 minučių pertrauka.